Labą dieną. Kai aš prie apsaugos ten pasikalbėjau su ateinančiais žmonėmis ir sužinojau, kiek jūsų čia gali būti, tai išsigandau, nes didesnės auditorijos, man atrodo, nesu turėjęs. Nesu šiaip labai dažnas kalbėtojas. Ir iš tiesų labai smagu matyti tiek šviesių, gerai nusiteikusių veidų, tiek žmonių, tarp jų net keletas pažįstamų. Tikrai labai malonu čia būti ir ačiū, kad mane pasikvietėte ir suorganizavote šitą galimybę. Šiandien aš esu neoficialioji, kaip čia, be oficialios kepurės. Aš iš tiesų dirbu Teisingumo ministerijoje labai seniai, bet nuomonės čia išsakytos bus mano, ne ministerijos. Jeigu tokių pasitaikys kažkur politiškai jautresniais kampais. Tos kepurės buvo paminėtos, va čia Algimantas dar pasistengė ir įdėjo mano hobį, irklentės. Tai kažkas tai, ko aš laisvalaikiu užsiimu, labai smagus užsiėmimas. Taip, smagu, kad žmonės bandoma pažiūrėti įvairiais kampais, ne tik tai pagal kepurės dėvimas. Na ir dar viena linksma istorija. Tik ateidamas prie apsaugos, praėjau apsaugą, žiūriu, pasigėdau raktų, kurios buvau išsitraukęs, nes juos reikėjo padėti. Kučiuosi, ieškau ir Algimantas jau pasidavė, sako, aš einu, ateisi ten. Sakau, gerai. Kokią 10 minučių ieškojau, galiausiai pasidaviau ir nuėjau pas apsaugą paklausti. Akurat, aš ten būsiu juos palikęs. Bet iš karto pagalvojau, pasiskaičiau, kiek čia man iki pensijos liko ir pagalvojau, tai gerą vietą einu. Iš tiesų. Gerai, o dabar jau pereisiu prie paskaitos. Taigi manęs prašė pakalbėti apie religijos ir valstybės sąveiką, bažnyčią ir valstybę, bažnyčios ir valstybės atskirumą. Ir tai yra tema, kurią aš domiuosi ir ties kuria dirbu jau labai daug metų. Pradėjau 1999 dirbti Teisingumo ministerijoje ir vis tenka sugrįžti ir niekur nepavyksta man nuo jos pabėgti kol kas. Apie ką mes pakalbėsim? Tai apie tai, kas yra tos religija ir valstybė labai bendrai ir koks jų buvo santykis nuo primityvių visuomenių iki šiandienos. Pereisim kaip pavyzdžius primityves visuomenės biškį, imperijas, nacionalinės valstybės, tokias kaip turim šiandien. Tada pakalbėsiu apie valstybės ir bažnyčios atskirimo arba atskirumo sampratą, apie religinę įvairovę Lietuvoje, kaip jinai atsirado, kaip atsirado galiausiai tas poreikis atskirti tas sferas valstybė, religija, nes kodėl jos turėtų būti atskiros klausimas. Ir pakalbėsime apie bažnyčios įtaką Lietuvoje. Kaip šiuo metu bažnyčia, kai šiaip yra valstybė ir religija atskiros viena nuo kitos, mesgi žinome visi, kad bažnyčios įtaka niekur nedingo. Aš kalbu visų pirma apie katalikų bažnyčią, dominuojančią religiją Lietuvoje. Taigi, kaip ta įtaka atrodo? Ir buvo galima pradėti arba nuo Adomo ir Ievos, arba nuo šamano. Pagalvojau, gal pradėsiu nuo šamano, skambės moksliškiau. Bet iš tiesų, tai yra tiesiog perspektyva, viena iš galimų perspektyvų žiūrėti į tai, kaip prasidėjo religija. Tai primityviose visuomenėse, kurių turim ir šiandien įvairiuose ten užkampiuose pasaulio, bendruomenės buvo iš esmės homogeniškos. Jos turėjo kaip bendrus įsitikinimus, paprastai būdavo nedidelės. Ir aišku,
buvo kaip ir yra religinės ir pasaulietinės funkcijos tose visuomenėse. Na, šių laikų terminais kalbant, religinės ir pasaulietinės. Bet jos nėra kažkaip tai tose visuomenėse atskirtos, nėra atskiros. Kaip ir jeigu medžiotojai ruošiasi į medžioklę, šamanas gali pasakyti, kada ten, kas, į kurią pusę keliauti, kada keliauti. Medžiotojai dalyvauja tose apeigose ir tai yra suprantama kaip medžioklės dalis, sakykime, kaip pavyzdys. Ir lygiai taip pat šamanas turbūt turi daugiau ten tų funkcijų ir nėra suprantamas kaip kažkoks tai religinis vadovas. Tai yra vienas iš genties svarbių asmenų. Dabar, kadangi pradėjau nuo šamano, tai pateiksiu tokią, iš esmės, agnostinę perspektyvą, kaip atsirado religijos. Ir remiuosi Yuval Noah Harari knyga Sapiens. Kiek iš jūsų esate ją skaitę? Aha. Tikrai puikia knyga, labai siūlau visiems paskaityti. Nemažai jų esate skaitę. Ir jisai kalba apie tai, kad religijas turėjo labai svarbią rolę šiuolaikinės visuomenės susiformavimui ir kad tai yra kaip ir, religija atsirado kaip žmonių gebėjimas kurti bendras fikcijas. Dabar fikcija, šitą žodį jisai vartoja nenorėdamas pasakyti, kad religija yra nesąmonė arba ten fikcijos yra dalykai, kuriais reikia netikėti. Tai tiesiog yra istorijos, kuriamis tikime visi, nors jos neturi tokio fizinio pagrindo, nėra matomos ir neapkabinsi, nepabaksnosi. Greta religijos jisai mini tokius pavyzdžius, kaip pavyzdžiui pinigai. Atsiprašau. Pinigai, sakykime, yra viena iš tų fikcijų. Taip pat juridinis asmuo, kas tai per daiktas. Fizinį asmenį mes visi žinom. Aš, bet kuris iš jūsų sėdintis čia. Tačiau, kas yra juridinis asmuo? Kur jį rasti? Kodėl mes iš vis turime kažką, einam į kažkokią tai į darbą ir aš, pavyzdžiui, dirbu Teisingumo ministerijoje, kuri yra juridinis asmuo. Tai kaip pačiupinėti tą Teisingumo ministeriją arba bet kurį kitą juridinį asmenį. Harari naudoja Peugeot kompanijos pavyzdį ir sako, kad tai yra kaip įsivaizduojama realybė, bet mes jau antiek pripratę prie tos įsivaizduojamos realybės, kad mes ją priimame už visiškai gryną pinigą, taip sakykime. Lygiai kaip ir pinigai yra tiesiog susitarimo reikalas ir bendros vaizduotės reikalas, kodėl aš nuėjęs į automobilių saloną galiu ten nusipirkti automobilį už tam tikrą pluoštą popierių. Kodėl kažkas tai norėtų iškeisti tą automobilį ne į kokių nors grūdų daug maišų, ką žmonės gali pačiupinėti ir suvalgyti galiausiai, bet į kažkokį simbolinį dalyką, kuris pats savaime padegus sudega labai greitai. Vertės kaip tokios nelabai matosi. Tai yra jo apibūdinimų fikcijos, kurios leidžia visuomeniai veikti kaip darniai visumai. Taigi tokios istorijos, tos fikcijos leidžia didelėms žmonių grupėms kooperuotis ir bendrai veikti. Jeigu be tų fikcijų, sakykime, tik tai mažos grupelės, kur tiesiogiai visi vieni kitus pažįsta, gali funkcionuoti, tai tos religijos, pinigai ir teisiniai, sakykime, konstruktai
leidžia egzistuoti ir kryptingai nukreipti didelės žmonių grupės. Na ir religija šiuo atveju suteikia moralinės normas, tapatybę, bendrą tikslą, paaiškina pasaulį, paaiškina, kodėl mes gyvename, kodėl kenčiame, kodėl mes turime laikytis kažkokių tai normų ir tokiu būdu leidžia atskiriems asmenims funkcionuoti kaip vienai dideliai visumai. Na ir viena iš tų didelių visumų yra valstybė. Taigi religija buvo vienas iš tų dalykų, kuris leido susiformuoti valstybei kaip tokiai, valstybėms atskiroms. Nes kaip jau jinai suteikia kaip ir legitimumą valdžiai, gali karalius pasakyti, kad man valdžia suteikta Dievo, tą patvirtina kunigas, vyskupas ir žmonės tada gerai pagalvoja prieš tai, kai eiti prieš tam tikrą tą autoritetą, kurį sukuria tą fikciją religinė. Religija suteikia bendras tas normas, moralinę tvarką ir tai ir galiausiai leidžia atsirasti valstybei. Jis buvo kaip klijai leidžianti kurtis toms politinėms didelėms struktūroms. Na ir tada, jeigu mes turime religiją, kuri nustato tam tikras normas, nustato, suteikia valstybei galimybę egzistuoti kaip vienetui, ar gali tuomet būti kelios skirtingos fikcijos, greta viena kitos, toj pačioj valstybei, kurią sudarė, kuriai leido susikurti viena iš tų fikcijų? Ar gali egzistuoti kelios religijos ir ar tai nesugriaus pačios valstybės? Na, čia vienas iš tų pastatų, kuris išliko iki šių laikų iš senųjų ir kuris galėjo atsirasti dėl kryptingos daugybės žmonių veiklos. Tai nebuvo turbūt religinis pastatas, tačiau vienas iš tokių įspūdingų išlikusių ir jisai susijęs su kita skaidre, nes aš noriu pakalbėti apie imperiją kaip apie tokią valstybės formą, kurioje tos kelios skirtingos fikcijos sugeba paprastai egzistuoti. Na ir pavyzdys tokios imperijos, kurį visi aišku žino, yra Romos imperija. Ir Romos imperija pasižymėjo tuo, kad jinai apėmė didžiulę teritoriją, jinai apėmė daugybę skirtingų tautų ir taip pat jinai neprimetė savo, kaip čia pasakyti, savo įsitikinimų visiškai taip pilna forma toms tautoms, kurias nukariaudavo. Tie žmonės, kurie gyveno skirtingose jos teritorijose, vis tiek toliau laikėsi savo įsitikinimų, savo religijų, išlaikė kažkiek tai savo tvarkos politinės, tačiau buvo vienoje imperijoje. Na ir romėnai laikėsi kelių, galima sakyti, principų, kurie leido taip organizuoti tą didžiulę imperiją. Ir mes jau matome, kaip tos fikcijos buvo integruojamos į platesnę fikciją, sakykime. Ir galiausiai prieisime iki to, kaip yra šiandien. Tai romėnai visų pirma nemanė, kad jie sugebės pakeisti tų visuomenių tvarką iš esmės be labai didžiulių pastangų ir jiems to kaip ir nereikėjo. Tai jie buvo pragmatiški šituo aspektu. Jie taip pat manė, kad tos kitos tautos gali laikytis savų dievų, gal tie dievai yra teisingi jiems, gal kai kurie iš tų dievų yra visai nieko ir jeigu mes pasidomėsim, mes galim juos įtraukti į savo panteoną ir taip nutiko ne vieną kartą.
Romėnų panteonas yra iš esmės graikiškas panteonas visų pirma. Tai reiškia, jie perėmė tas kitos tautos, kitos civilizacijos, sakykime, gretimos dievus ir tas fikcijas, jas aprengė romėniškais rūbais ir pavadino savom. Na ir kita vertus, jie reikalavo iš savo pavaldinių politinio lojalumo. Jau ne vien, ne lojalumo perimant visą jų gyvenimo būdą ir tą jų religiją, bet paklusnumo politiniai valdžiai, kaip biški jau atskirai nuo religinės. Ir iš dalies, aišku, tas politinis aspektas buvo dar vis perpintas su religiniu, nes egzistavo imperatoriaus kultas galiausiai Romos imperijoje. Imperatorius laikytas kaip ir dievu ir viskas, tie pavaldiniai kaip ir buvo saugus, jeigu jie pripažindavo tos Romos dievus daugiau mažiau kažkokiu būdu kaip galimus egzistuoti ir imperatorių kaip žmogų, kuris yra sudievinamas ir vertas to išskirtinės pagarbos. Ir aišku, buvo keletas religijų, keletas grupių religijų, kurios sunkiai pakluso šitai schemai. Tai visų pirma buvo žydai, kurie manė, kad jų dievas tik tai yra tikrasis. Jahvė yra tikrasis dievas, visi kiti dievai yra netikri. Ir tai jau buvo iššūkis Romai, nes kaip tai dabar? Jūs nepripažįstate iš esmės mūsų dievų ir vadinate juos netikrais dievais. Kita vertus, judaizmas, aišku, atmetė tada ir imperatoriaus sudievinimą. Ir vėl, jeigu tik Jahvė yra dievas, o imperatorius nėra dievas, romėnams tai jau buvo iššūkis. Dėl to judaizmas buvo tokia sunkiau toleruojama religija. Ne kartą buvo persekiojimai žydų, sakykime, kažkuris imperatorius Neronas berods buvo juos išvaręs iš Romos. Taip pat nuolat romėnai susidurdavo su jų sukilimais ir laikė tai tokia jau sunkiai suvaldoma grupė ir religija žydus. Ir kita tokia grupė buvo krikščionybė, kuri paveldėjo tą monoteizmą iš judaizmo. Ir taip pat dar kokia buvo su ją problema, kad tai buvo misionieriška religija. Romoje nebuvo kažkas tai naujo misionieriškos religijos, bet krikščionys išsiskyrė tuo, kad jie atsisakė vėlgi pripažinti imperatorių dievu ir pripažinti kitas religijas už tikras. Na ir mes, aišku, visi girdėjom istorijas apie krikščionių persekiojimą Romos laikais. Tai nebuvo kažkas tai masiško, kažkas nuolatinio. Tų persekiojimų metu galima skaičiuoti, kiek žmonių buvo nužudyta arba nukankinta. Gal tai nebuvo tokie baisiai dideli skaičiai. Čia tiesiog palyginus su šiais laikais ir kai kuriais konfliktais turbūt gal net jie mažai pasirodytų. Tačiau tai buvo didžiulė problema, krikščionys buvo didžiulė problema Romai. Ir karts nuo karto ta įtampa prasiverždavo tokiais persekiojimais. Dabar galiausiai krikščionybė buvo pasirinkta vieno iš imperatorių Konstantino kaip valstybinė religija. Jisai nusprendė nebekovoti su ta keista sekta ir suteikti jai toleranciją iš pradžių, po to paversti ją valstybinę religiją. Taigi ten 4 amžiui krikščionybė tampa Romos valstybinė religija ir mes turime jau tada imperiją, kuris staiga yra krikščioniška ir jau kitais pagrindais turėtų tvarkytis.
Dabar krikščioniškoje Europoje, aš čia vėl peršoku daug, nes tai labai taip schematiškai tik tai galiu apžvelgti. Valstybė ir bažnyčia yra konceptualizuojamos naudojantis jau bibliniais tokiais motyvais. Vienas iš jų yra ten Jėzaus ir Petro interakcija apie kalavijus, kai Jėzaus ateina suimti. Ir kita yra žinomas posakis apie Dievą ir ciesorių. Atiduok kas Dievo Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui. Jėzus pasako, kai jį bando sukirsti dėl to ir išpešti nelojalumo Romai kažkokį tai pripažinimą. Ir viduramžiais valstybė ir bažnyčia, jos egzistuoja jau nebe taip, nebėra tos ankstesnės Romos imperijos tolerancijos, sakykime, skirtingiems tikėjimams, nes mes turim vieną tikrąjį tikėjimą, krikščionybę, ir kita vertus turime vėlgi iš romėnų laikų politinę valdžią, kuri yra kaip ir biškiai atskira nuo religijos, bet gal ir ne visai atskira. Ir šitą problemą tuo metu bandė spręsti būtent tą dviejų kalavijų teoriją, kad iš vienos pusės amžinaisiais dalykais, amžinuoju išganymu rūpinasi bažnyčia, tuo tarpu žemiškieji arba pasaulietiniai interesai, taika ir tvarka, teisingumas ir panašiai, tai jau yra pasaulietinės valdžios reikalas. Dabar ir tas ir anas kalavijas, tai čia ne šiaip savo simbolika, nes iš tiesų bažnyčia turėjo savo prievartos mechanizmus ilgą laiką, tai tokie žinomesni yra inkvizicija, sakykime. Taip pat kryžiaus žygiai buvo organizuojami vėlgi po bažnyčios vėliavom, labiau negu turbūt valstybės. Ir tas kalavijas buvo labai realus. Aišku, valstybė turėjo savo kalaviją, jinai turėjo prievartos aparatą, kuris buvo naudojamas užtikrinti lojalumui ir paklusnumui. Ir taip pat prieš tuos, kurie laikosi ne to tikėjimo, arba kurie nukrypsta nuo tikėjimo. Nukrypimas visą laiką turbūt buvo didesnė problema negu tiesiog nesilaikymas. Jeigu ten žydus, sakykime, ne tiek gal musulmonus, visgi buvo linkstama kažkiek toleruoti, tačiau atskalūnai tai buvo jau visai kita problema ir kitaip su jais buvo elgiamasi. Dabar bažnyčios ir valstybės tie du kalavijai viduramžiai sukūrė tokią, kaip ir kovą dėl viršenybės. Iš vienos pusės turim bažnyčią, kuris iš tų kalavijų yra svarbesnis, kuris yra pirmesnis, kuriam yra skirta kaip ir būti tuo, kuris palaimina kitą. Mes atspindžių to turime ir Lietuvos istorijoje, bet Mindaugas yra karūnuojamas kieno popiežius, ten jam tą karūną įteikia kažkokiu būdu. Kitas mūsų karalius nesulaukė savo karūnos keliaujančios iš kažkur tai. Dabar kodėl tai apskritai yra svarbu, kad kažkas tai kodėl popiežius? Prie ko čia tas popiežius? Nes iš tiesų vakarų šitoj sferoje ilgą laiką pirmavo tas bažnytinis Dievo duotas bažnyčiai kalavijas. Popiežius buvo tas, kuris palaimina karalius, kuris kaip ir suteikia tai pasaulietiniai valdžiai legitimumą ir gali taip pat lygiai atimti iš pasaulietinės valdžios legitimumą. Biški kitai buvo rytų sferoje, Bizantijoje, kur iš esmės imperatorius buvo centrinė figūra, o bažnyčia buvo kaip toks padalinys valstybės aparato. Tai jeigu vakaruose labai buvo svarbu gauti tą legitimaciją iš dvasinio pasaulio, iš popiežiaus, tai rytuose, visų pirma, nebuvo popiežiaus, nebuvo tos centrinės figūros. Ir kita vertus,
imperatorius buvo tokia pseudo dieviška esybė, kuris buvo pirmesnis. Ir tą mes matom ir iki šių laikų rytų toj sferoje, pavyzdžiui, Rusijoje, kur bažnyčia yra tarsi irgi valstybės padalinys. Jinai labai priklausoma nuo valstybės. Jai, kaip ir net ir sovietmečių, sakykime, nurodinėjo, ką daryti ir jie naudojosi politinė valdžia. Ir tą patį turime panašiai šiandien. Taigi, kova dėl viršenybės. Galiausiai, kaip politiniams vadovams buvo labai rizikinga turėti tą dvasinę valdžią virš savęs ir jie priešinosi šitam. Ir mes turim ne vieną atvejį, kai ten kažkoks karalius suima popiežių ir po to ateina ant kelių atsiprašyti ir panašiai, ta prasme, tų istorijų yra, bet jos rodo būtent, kad politinė valdžia nebuvo labai patenkinta ta dvasinės valdžios viršenybė. Ir vienas iš tų svarbiausių dalykų sugriovusių galiausiai tą dvasinės valdžios viršenybę buvo reformacija. Nes iš tiesų staiga atsiranda nebe viena bažnyčia, o kelios. Ir valdovai gali rinktis, kurią dabar čionais pripažinti, ir kai jau tu pasirenki, kurią pripažinti, tai greičiausiai tu ir užsakai muziką. Staiga Anglijos karalius nusprendžia, kad jisai nebenori būti po Romos valdžia. Jisai paprašo ten skyrybų iš Romos, negauna, jisai tada pasako, kad tai aš dabar būsiu bažnyčios galva. Ir protestantiškose, ypač kraštuose, pamažu įsigali ta tokia tvarka, kad iš tiesų pasaulietinė valdžia yra irgi virš bažnyčios, jinai nustato, ką bažnyčia gali daryti ir galiausiai kontroliuoja bažnyčią. Katalikiškose kraštuose tai nebuvo taip paprasta, bet irgi galiausiai nacionalinės valstybės, kai pradėjo kurtis kiek vėliau, jos įgavo nepriklausomumą nuo tos bažnytinės valdžios. Ir kas tai buvo per procesas? Iš tiesų tai nutiko švietimo epochos metu, kai įvyko esminė vakarų visuomenių transformacija. Ir, kuo pasižymėjo ta švietimo epocha? Tai visų pirma, protas ir empirika. Vietoj iš ankstinių tokių dvasinių tiesų buvo pradėta ieškoti natūralaus, tokio mokslinio, empirinio pagrindimo pasaulio tvarkai. Ir politinė valdžia vis labiau rėmėsi empirika ir vis mažiau rėmėsi teologiniais argumentais. Toliau atsirado ta idėja, kad iš tiesų valdžia kaip tokia net ir neateina iš Dievo. Politinė valdžia, valstybės valdymas iš tiesų yra mūsų pačių susitarimų reikalas. Ir tas visuomenės sutarties samprata iš tiesų labai smarkiai kirto per tą idėja, kad valdžia ir legitimacija valdžios ateina iš Dievo. Dabar, kai mes turime reformaciją, turime kelias tas konkuruojančias fikcijas ir kai jos yra vienoje ir toj pačioj valstybėje, iš tiesų yra labai sunku laikyti religiją tą fikciją, kuri palaiko visuomenės darną ir visuomenės vienovę. Ir religija tada yra nustumiama į tokį šalutinį vaidmenį. Tai, kaip sociologai kalba apie religijos privatizavimą, tai nebėra viešas dalykas, nebėra tas dalykas, kuris visuomenę struktūruoja ir nurodo, kaip ją reikia gyventi. Religija yra perkeliama į žmonių privačią sferą. Žmonės
tai yra jau visiškai asmeninis arba šeimos dalykas laikytis tam tikrų religinių ritualų, eiti į bažnyčią. Ir kita šeima gali laikytis jau kitų tradicijų. Ir tos dvi šeimos kažkaip tai vis tiek priklauso tai pačiai vienai politiniai bendruomeniai. Ir kaip tai įmanoma? Tai įmanoma, jeigu tą bendruomenę vienijančios fikcijos jau nebėra religinės. Ir mes turim iš pradžių tikėjimą racionalumu, tikėjimą pažangą, vėliau žmogaus teisės, demokratija yra tos vertybės esminės, kurios vietoj religinių vertybių tampa ta centrinė fikcija, vėlgi demokratija ir fikcija skamba gal keistai, bet čia vėlgi Harari idėja yra, kad tai, fikcija nereiškia netiesa, neteisingas dalykas, kažkas susigalvoto. Fikcija yra tiesiog tas dalykas, kuris suteikia žmonėms bendrą kryptį. Toliau seka teisės ir politikos sekuliarizavimas. Vėlgi atsiranda žmogaus teisių, tolerancijos, socialinės sutarties idėjos. Jos nebepriklauso nuo konfesijos. Ar tu katalikas, ar tu protestantas, ar tu stačiatikis, mes visi turbūt kažkaip tai tikim, kad kiekvienas žmogus gimsta su neatimamomis teisėmis. Ir tam kaip ir jau reikia ar nereikia tam pagrįsti kažkokių religinių įsitikinimų, nežinau, kaip kas turbūt savo atsako. Tačiau pagrindinis dalykas jau nebėra tie religiniai įsitikinimai, labiau yra būtent tos sampratos, kuriom mes neprieštaraujam, su kuriom mes esam susigyvenę kaip su absoliučia tiesa ir jos jau būtent mus vienyje. Taigi, teisė ir politika yra irgi pamažu atskiriamos nuo religijos arba sekuliarizuojamos. Na ir tam, kad valstybė galėtų kontroliuoti, sakykime, tas visuomenės, kurios ją sudaro, jie imasi tokių priemonių kaip ir įtvirtinti tas fikcijas, kuriomis nori, kad nuo šiol žmonės vadovautųsi. Dėl to švietimas, teismai, administracija valstybės yra irgi sekuliarizuojami. Tos funkcijos paimamos iš bažnyčios ir perkeliamos į valstybę. Tada valstybė kaip ir gali tas idėjas reprodukuoti per švietimą, sakykime, per teismų sistemą. Jeigu anksčiau, sakykime, kai bažnyčia atliko metrikacijos tą tokią funkciją. Jeigu tu gimei, buvo įrašyta į bažnytinę knygą, susituokei, vėlgi bažnytiniai knygoje kažkas tai padarė įrašą. Ir tu staiga tampi ateistų, tai Dieve padėk. Nebežinia, ta prasme, kaip tau apskritai gyventi ir numirti. Nes nėra tos sekuliarios sferos. Tai valstybės sukuria, kaip ir jos prievartos mechanizmas yra tam, kad egzistuotų ta sekuliari sfera, kurioje bažnyčios nebegali kaip būti išskirtinės diktuotojos. Na ir galiausiai galima pakalbėti apie tą atskirumo sampratą arba valstybės ir bažnyčios atskirimą. Jo pasekmė yra tai, kad jos yra atskiros. Lietuvos konstitucinis teismas, pavyzdžiui, vartoja atskirumo sampratą. Bet tai yra pasekmė, sakykime, veiksmo, kurio metu buvo viena nuo kitos atskirtos. Taigi, kas tai yra? Tai yra principas, kad politinė valdžia ir religinės institucijos veikia atskirai ir nevaldo viena kitos. Jos negali viena kitai nurodyti, kaip elgtis, jos negali viena kitos kažkaip tai neutralizuoti. Tai yra du visiškai nesusiję, bent jau dalinai nesusiję subjektai. Iš vienos pusės bažnyčia nesikiša tiesiogiai bent jau į valstybės politiką.
ir nenurodinėja, kokius teisės aktus reikėtų priimti ir kaip čia dabar valstybė reikia gyventi. Iš kitos pusės, valstybė pripažįsta religinių organizacijų autonomiją. Kad tai, kaip religinės bendruomenės nori tvarkytis, taip jos gali tai ir daryti. Nereikia joms gauti kažkokio tai specialaus valstybės palaiminimo. Ir valstybė nesiima dažniausiai kažkaip tai reguliuoti, kaip tai turi būti daroma. Tokiu būdu tas valstybės ir bažnyčios atskyrimas leidžia užtikrinti ir religijos laisvę, tai kad kiekvienas žmogus gali išpažinti savo pasirinktą religiją, savo pasirinktą tikėjimą. Ir iš kitos pusės neutralumą, tokį religinį neutralumą politinėje sistemoje. Kad tiesiog valstybė neims kažkokios tai religinės doktrinos ir nepadarys jos savo pagrindu. Dabar tas atskirumas yra labai tokia skirtingai suvokiama savoka skirtingose šalyse. Nėra taip, kad visi vienodai supranta, kas tai yra. Ženklas, šauktukas lygų programavimo kalbose dažniausiai reiškia nelygų tiesiog. Tai vienoj valstybei, kas vadinama valstybės ir bažnyčios atskirumu, nebūtinai yra tas pats, kas kitoj valstybei. Vienas iš pažįstamų tokių labai modelių yra prancūziškas, laicite, tai pasaulietinės valstybės politika. Jis yra labai griežtas. Jeigu mes pasižiūrėsime į dabartinę Prancūziją, tai ne tik, kad valstybė, kaip čia, nesivadovauja religiniais kažkokiais principais. Jinai netgi nustato, kad ta bendra erdvė, kurioje visi gyvena, turi būti laisva didelė dalim nuo religinių simbolių. Valstybės tarnautojas negali ateiti su kryžiu čia pasikabinęs didelį į darbą, nes pas jie gal ateis musulmonas, kuris tada nežinos, ar tas valstybės tarnautojas jį traktuoja kaip pilietį, ar kaip musulmoną, kaip kitos religijos atstovą. Taip pat musulmonai negali ateiti į paplūdimį apsirengę ilgais rūbais. Musulmonės moterys ten, yra tas hidžabai, vienu žodžiu, ir kita religinė apranga, kuri dengia visą kūną. Tai iš tiesų Prancūzijoje buvo uždrausta dėvėti tokią aprangą paplūdimiuose, nes vėlgi prancūziškas gyvenimo būdas neleidžia tokio religinių simbolių demonstravimo, kuris, dar papildomai turi ir moters tam tikro galbūt žeminimo požymių. Ir iš esmės prancūziškas modelis gina tą ir valstybę, ir visuomeninę sferą nuo religijos. Visa, kas turi kažkokį tai religinį krūvį, yra bandoma pašalinti iš šitų sferų. Dabar kitas visai modelis yra Jungtinėse valstijose. Jungtinės valstijos kažkada tai panašiu metu, kaip Prancūzija paskelbė savo konstituciją. Ir pirmoji konstitucijos pataisa buvo taip ir vadinama First Amendment, vienu žodžiu. Ir jos esmė yra, kad valstybė nenustatys privalomos religijos ir užtikrins laisvą religijos praktikavimą. Iš esmės, religinės bendruomenės yra ginamos nuo valstybės Jungtinėse valstijose. Religinės bendruomenės gali veikti laisvai, joms nereikia kažkokio tai atskiro leidimo, valstybė neturi teisės joms nurodinėti, ką daryti. Ir tai irgi pagrįsta istoriniais, tai kyla iš istorijos ir vienos ir kitos šalies. Jeigu Prancūzijos atveju buvo ilga konfrontacija tarp bažnyčios ir pasaulietinė ir monarcho, sakykime, iš pradžių ir vėliau Prancūzijos revoliucijos metu tarp tos naujosios valdžios ir senosios valdžios, kuri rėmėsi daugeliu atveju religiją.
Tai Jungtinėse valstijose jų istorija yra kita. Ten bėgo žmonės iš Europos, priklausantis dažnai religiniai mažumom, persekiojami kontinentinėje Europoje. Ir jie norėjo tiesiog laisvai išpažinti savo tikėjimą. Dėl to daugelis kolonijų buvo tokios labai religingos, protestantiškos ten. Ir vienas iš pirmųjų dalykų, ko jie siekė, tai religijos laisvės. Iš pradžių tiesiog pabėgdami į tokią vietą, kur galėtų gyventi savo bendruomenėse netrukdomi. Vėliau, kad užsitikrindami, kad tai galės daryti nepriklausomai nuo to, kur jie tose Jungtinėse valstijose gyvens. Taigi labai skirtingi, kaip ir abiejais atvejais, tai yra valstybės ir bažnyčios atskirumo principo įgyvendinimas, tačiau labai skirtingai įsigyvendinamas. Taip pat atskirumas nereiškia ir visiško valstybės nusišalinimo nuo religijos sferos. Vienaip ar kitaip ten to reguliavimo yra, lieka, išskyrus labai tokius kraštutinius atvejus. Pavyzdžiui, yra pasaulietinių valstybių Europos Sąjungoje, kurios tebeturi valstybinę religiją. Vėlgi, ką tai reiškia? Jeigu valstybinė religija Saudo Arabijoje bus labai ribojanti kitas religinės bendruomenės, tai valstybinė religija kokioje Anglijoje arba Danijoje reiškia, labai nedaug iš esmės. Tik tiek, kad bažnyčia turi tam tikras funkcijas, kurias valstybėje yra perleidusi. Ir taip pat netgi valstybėje gali ir nustatyti, kad tas funkcijas bažnyčia turi vykdyti visiems vienodai, ir jeigu jums nepatinka, kad valstybė leidžia ten kokias tos pačios lyties asmenų santuokas, tuo blogiau jums. Dėl to iš esmės, man atrodo, Norvegija yra atsisakiusi galiausiai valstybinės religijos, nes bažnyčia iš tiesų nebenorėjo būti po tuo vadovaujama valstybės. Kokioj nors Graikijoje valstybinė religija yra stačiatikių ir kitos religinės bendruomenės susiduria su įvairiais apribojimais. Turbūt kas ketvirta byla Europos žmogaus teisių teisme dėl Jehovos liudytojų arba musulmonų grupių buvo apie tai, kad Graikija kažką ten ne visai taip darė. Arba nustatė, kuris ten iš 2 imamų turi vadovauti bendruomeniai. Arba neleido Jehovos liudytojų bendruomeniai įsikurti. Arba vien todėl, kad kažkoks žmogus tarnaujantis ginkluotose pajėgose kalbino savo kolegą apsilankyti jo bendruomenės pamaldose ir buvo dėl to nubaustas. Tai tokios, sakykime, bylos ir sakau, labai skirtingas tas valstybės ir bažnyčios santykis yra skirtingose šalyse ir skirtingai įgyvendinamas. Taigi, dabar jeigu Graikijoje yra balansuojama tarp daugumos ir mažumos teisių, ten stačiatikiai turi kažkaip tai reikia juos išskirtinai pagerbti, kad tuo pačiu būtų galima sudaryti galimybę religinėms mažumoms išpažinti savo tikėjimą ir ten kažkaip tai egzistuoti greta. Kitose visuomenėse didesnį galbūt daugiau reguliavimo yra dėl to, kad saugomasi religijos perlenkimų. Galima kalbėti ten apie sektas, sektų grėsmę, pavyzdžiui, čia Lietuvoje buvo prieš 20-30 metų, daug apie tai kalbama. Galima kalbėti apie tiesiog musulmonų, sakykime, atkeliavusių į Lietuvą, arba bet kur kitur Europoje, praktikas, kurios galbūt nėra suderinamos su mūsų įsitikinimais ir tuo, kaip veikia šitos visuomenės. Tai vėlgi valstybės kartais pasilieka tokias įrankius ir nepaleidžia visiškai
religinių bendruomenių laisvai veikti. Taip pat yra politinės sistemos gynyba nuo ekstremizmo. Čia irgi yra toks neretas elementas. Ten vėlgi pasiskaičius Europos žmogaus teisių bylas Turkijoje, tai matyti, kad nemaža dalis Turkijos tokių ribojančių veiksmų religinių bendruomenių atžvilgių buvo dėl to, kad jie bijo, kad kažkokia islamo atšaka, radikalesnė negu kitos, turės per didelę įtaką, galės, politinės partijos kartais būdavo uždraudžiamos, kurios rėmėsi religiją. Taigi yra pakankamai daug tokių valstybės dalyvavimo religijoje, sakykime, pavyzdžių, net ir šalyse, kurios formaliai yra pasaulietinės ir kuriuose valstybė ir religija yra atskiros. Ir kaip galima būtų vizualizuoti tą valstybės ir religijos santykį. Iš vienos pusės valstybė gali manyti, kad jinai turi visą kompetenciją religijoje arba labai didelę kompetenciją. Tai valstybinė religija. Iš kitos pusės gali būti tas toks radikalus atskyrimas, kur valstybė ir bažnyčia yra visiškai atskirai ir nėra jokios kontrolės. Vėlgi, absoliučiai turbūt taip niekur nėra, bet tokį modelį galima įsivaizduoti. Ir taip pat nemaža dalis valstybių turi tokį įvairiarūšį pripažinimą religinių bendruomenių arba bažnyčių. Taip pat ir Lietuva, iš esmės, šiuo metu. Įvairiarūšis pripažinimas reikštų, kad skirtingos religinės bendrijos gauna skirtingą statusą, skirtingas teises. Valstybė pasilieka dalį kompetencijos religijos srityje, tačiau anaiptol ne visą. Vis tiek suteikia visoms grupėms religijos laisvę ir galimybę išpažinti savo tikėjimą. Dabar viena iš tų, arba vienintelė, aš turbūt galėčiau pasakyti, bažnyčių, kurios nebuvo visiškai, netapo valstybės, religijų reikalų departamentų, tai buvo katalikų bažnyčia per visus tuos pokyčius Europoje. Jeigu protestantiškos bažnyčios dažnai papuldavo į tą valstybės kontrolę, tai katalikų bažnyčia labai stengiasi to išvengti. Dabar kaip jinai to stengiasi išvengti? Jinai gana sėkmingai prisitaikė prie naujų tokių žaidimo taisyklių. Visų pirma, jeigu jau kūrėsi tos nacionalinės valstybės, kuriuose tas lojalumas politiniai tvarkai buvo visų pirma grindžiamas, politinė tvarka buvo grindžiama lojalumu pačiai valstybei ir kaip tautinės valstybės idėjai. Vatikanas, katalikų bažnyčia priėmė šitą taisyklę, kad tam, kad mes būtume nepriklausomi, mes turime būti valstybė. Ir kai jau Italija buvo suvienyta ir tapo atskira respublika, buvo pasirašyta Laterano sutartis tarp Italijos ir katalikų bažnyčios ir atsirado tokia valstybė Vatikanas. Gana keistas derinys, religinė bendruomenė ir valstybė viename. Ir tai leido išlaikyti popiežiaus suverenitetą ir galimybę spręsti bažnyčios reikalus be, pavyzdžiui, Italijos arba be kitų valstybių įtakos. Taip pat tam, kad išlaikytų savo teisę išpažinti, skleisti savo tikėjimą ir atlikti apeigas, tose nacionalinėse besikuriančiose valstybėse Vatikanas ėmėsi sutarčių tokio instrumento. Tai yra tarptautinės teisės pripažįstamas toks dalykas santykyje tarp valstybių ir Vatikanas sudarė eilę konkordatų su nacionalinėmis valstybėmis. Tai tie konkordatai nustatydavo bažnyčios teisę vykdyti tam tikras religinės funkcijas, nustatydavo, ką bažnyčia gali daryti mokyklose, dvasininkų statusą, ar valstybė išlaiko dvasininkus ar panašiai.
Na ir, kaip minėjau, paplito šitie konkordatai jau po to, kai bažnyčia prarado savo įtaką valstybėms, tokią iš vidaus po Napoleono karų nacionalinio valstybių susiformavimo. Na ir tuo buvo siekiama apsaugoti bažnyčios interesus. Galiausiai jau 20 amžiui katalikų bažnyčia pripažino, kaip ir buvo paskelbta ta deklaracija Dignitatis Humanae antrojo Vatikano susirinkimo metu ir katalikų bažnyčia pripažino religijos laisvę. Iš esmės atsisakė tokio prievartos naudojimo žmonių atžvilgių, atsisakė, kaip daryti spaudimą žmogaus sąžiniai. Spaudimą gal čia per grubiai pasakyta, iš tiesų pripažino, kad žmonės yra vertingi kaip tokie, nebūtinai todėl, kad jie yra katalikai, kad kiekvienas iš jų turi Dievo duotą teisę tikėti. Teisė tikėti taip pat reiškia ir teisė netikėti. Ir tokiu būdu vėlgi katalikų bažnyčia išėjo, tai dar vienas žingsnis, kaip jinai išėjo iš konfrontacijos su pasaulietinė valstybė, kuri taip pat pripažino sąžinės laisvę ir sąžinės laisvės nepripažinimą laikė kliūtimi iš esmės. Kliūtimi religiniai bendrijai veikti laisvai. Dabar norėčiau apie Lietuvą pakalbėti. Iš tiesų labai greitai prabėgsiu, nes turbūt istoriją visi daugiau mažiau žinom. Pagoniška Lietuva buvo viena paskutinių, turbūt paskutinė pagoniška valstybė Europoje. Iš vienos pusės apsupta katalikiškų šalių, galiausiai iš kitos stačiatikiškų, kai Lietuvos kunigaikščiai valdė stačiatikiškas tas teritorijas, jie priimdavo kartais stačiatikių tikėjimą, tačiau Lietuva galiausiai pasirinko tą orientaciją į vakarus, į katalikybę, priimdama krikštą 1387 metais. Ir tai buvo daugiau toks formalus tada dalykas, realus sukrikščioninimas Lietuvos įvyko gerokai vėliau, tai 16 amžiuje jau jėzuitų misijų pagalba. Jau po to, kai postumį tam davė reformacija ir reikėjo kovoti dėl tų žmonių sielų kažkaip tai. Taigi mes jau turim vieną, sakykime, daugiau mažiau bažnyčią vienoj teritorijai. Tačiau buvo įvairiausių mažumų. Nuo 12 amžiaus turbūt Lietuvoje egzistavo žydai. Ir dar Vytauto yra privilegija Bresto žydams 1388 metais. Tai reiškia, kad jų jau buvo pakankamai daug, kad juos išskirti kaip atskirą grupę ir suteikti jiems teisę kaip ir išpažinti savo religiją ir ginti tą teisę. Taip pat turėjome musulmonus ir karaimus, pasak legendos 14 amžiaus pabaigoje čia atsirado. Vėlgi atskiros etninės ir religinės grupės, jos aišku gyveno izoliuotai, tačiau jau turim kažkokią tai religinę įvairovę. Toliau reformacija. Reformacija iš esmės davė tokį didžiulį postumį, kaip minėjau, Lietuvos ir sukrikščioninimui galiausiai arba sukatalikinimui, nes taip, pagal tokius Liuterio įsitikinimus kiekvienas ir kitų reformatorių, kiekvienas žmogus turi kažkaip tai asmeniškai tikėjimą priimti ir neužtenka vien tokio formalaus pasikrikštymo. Taigi atsiranda Lietuvoje liuteronai, atsiranda reformatai, atsiranda arijonai, kurie jau yra persekiojami galiausiai ir tų labiau tradicinių protestantų ir katalikų. Arijonai, tie Lietuvos broliai, dar kitaip vadinami. Ir prasideda kontrreformacija, kuri pamažu išstumia tos protestantus arba bent jau apriboja juos tam tikrų kunigaikščių ten valdomoms teritorijoms.
1658 metais, pavyzdžiui, buvo uždrausta, kaip nurodyta arijonams pereiti į katalikybę arba išvykti iš šalies. 1668 uždrausta iš katalikų pereiti į protestantų tikėjimą. Tai jeigu tas pirminis laikotarpis buvo toks chaotiškas, tai galiausiai vis tiek Lietuvoje įsitvirtina valstybinė religija katalikybė. 1596 metai bandoma iš stačiatikių ir katalikų sukurti vieną bendrą bažnyčią, sakykime, dėl to atsiranda unitai, graikų apeigų katalikai, kurie pripažįsta katalikų popiežių, tačiau laikosi rytų apeigų. Atsiranda sentikiai, tai yra nuo stačiatikių bažnyčios atskilusi grupė, kurią persekioja Rusijoje ir dėl to jie traukiasi į imperijos pakraščius ir atsiranda taip pat ir Lietuvoje. Įdomu tai, kad dėl stačiatikių buvo susirūpinta, kas čia per sektantai dabar, ir sudaryta tokia grupė, darbo grupelė, kuri galiausiai konstatavo, kad tas tikėjimas nėra pavojingas nei valstybei, nei bažnyčiai ir kad jie gali egzistuoti Lietuvoje. Religijos laisvė Didžiojoje kunigaikštystėje yra užtikrinama taip pat kaip ir Europoje kitur, tik tai provincijų tokiam arba kunigaikštysčių lygmenį, kieno valdžia, to ir religija. Ten Radvilos gali laikyti savo reformatų tikėjimo, tačiau kitur vyrauja katalikybė. Ir dabar, kai Lietuva patenka į carinės Rusijos sudėtį, vėlgi katalikai patenka į nemalonę, unitai, kurie buvo tie atsivertėliai, kaip ir buvę stačiatikiai, kurie patapo katalikais tik tai su rytų apeigom, jie priverčiami grįžti į stačiatikybę. Stačiatikybei teikiama išskirtinė parama, žinoma, carinės Rusijos laikais. Ir atsiranda tos naujos bendruomenės jau 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioj, baptistai, sekmininkai, metodistai. Galiausiai, lyginant su kitom šalim vėlai, 1905, carinė valdžia nusprendžia, kad reikia kažkaip tai leisti religijos laisvę ir leidžia, priima sąžinės laisvės aktą, kuris daugeliui religinių mažumų bendruomenių buvo iš tiesų labai svarbus. Pirmuoju etapu tai liečia visas religijas išskyrus tas, kurios kilusios iš stačiatikybės, kitaip sakant, visus išskyrus sektantus. Tai sentikiai, aišku, tuo metu buvo pagrindinė iš tokių grupių. Bet galiausiai 1906 leidžiama oficialiai veikti ir tiems atskalūnams. Ir ateiname iki Lietuvos nepriklausomybės pirmosios. Tai visų pirma, valstybinės religijos Lietuvoje nėra nustatoma. Yra vėlgi taikomas tas įvairiarūšio pripažinimo modelis, sakykime taip, kai tam tikros religijos, tos, kurios atėjo iš carinės Rusijos teisyno, tos, kurios buvo pripažintos tuo metu, jos taip pat pripažįstamos ir Lietuvos Respublikoje. Pripažįstama taip pat ir sąžinės laisvė. Ir aišku, su įvairiais trikdžiais, bet jinai yra pripažįstama konstitucijose visose Lietuvos. Tarp tų trikdžių, pavyzdžiui, yra tai, kad Lietuva išskyrus Kaliningrado, Memelio, tą vienu žodžiu sritį, neturi civilinės metrikacijos. Ten egzistuoja civilinė metrikacija, todėl kad tai iš Napoleono dar laikų, bet Lietuva kaip tokia jinai turi tik tai bažnytinę metrikaciją. Dėl to ir susituokti ateistams ir mirti yra jau kažkokia problema. Atsiranda dar naujų bendruomenių Lietuvoje taip pat. Adventistai, Biblijos tyrinėtojai, kurie šiandien vadinasi Jehovos liudytojais. Ir tos religinės mažumos plinta pamažu.
dabar ta pirmoji nepriklausomybė, kiek ten truko, iš tiesų 20 kažkiek metų. Ir mes turime sovietinį laikotarpį. Na, jis pasižymi tuo visų pirma, kad aišku religija yra pašalinama iš visuomenės gyvenimo, iš viešojo gyvenimo bet kokio. Jeigu anksčiau tikyba buvo dėstama mokyklose, aišku, bažnyčia yra iš karto atskiriama nuo valstybės ir nuo mokyklos, įvedama ateistinė propaganda. Daugelis jūsų puikiau tai žinote už mane ir asmeniškai turbūt kažkur esate susidūrę. Vienuolynai yra uždaromi, kaip ir sudaromas įspūdis, parodysiu toj dokumentą. Spravka esame likvidacijai monastyrai Litovskai SSR. Žodžiu apie tai, kad atseit šitie vienuolynai jie patys ten užsidarė, nes visi tie pijokai vienuoliai nedirbantys buvo priversti dirbti ir dėl to jie, žodžiu, nusprendė nebebūti vienuoliais. Na, ten buvo sudėtingiau biški, bet faktas tas, kad katalikiškų vienuolynų neliko. Nacionalizacija, tai yra visas religinių bendruomenių ir ne tik religinių bendruomenių, ir privatus, ir visuomeninių organizacijų turtas yra perimamas valstybės. Ir jeigu religiniam bendruomenėm kaip ir leidžiama veikti ir naudotis tuo turtu, bent jau dalimi jo. Tačiau jau ne kaip bendruomenėm, bet kaip tikintiesiems. Jeigu atsiranda kaime ten 17 ar kiek ten 15 bent jau turėjo būti, 20. Komitetas toks bažnyčios, visi turėjo pasirašyti ir jie gaudavo tą bažnyčios pastatą naudotis. Ne kunigas, ne kažkas tai iš dvasininkų, ne bažnyčia, bet būtent tikintieji. Taigi, bet didžioji dalis turto yra iš vis paimama, ten įvairiausiai panaudojama, ten bažnyčios paverčiamos kartais sandėliais ir panašiai. Bažnyčia iš esmės yra administruojama tos sekuliarios pasaulietinės agresyviai valstybės. Kas yra labai įdomu, kad darbe savo ir net čia Seime prieš porą savaičių man tenka susidurti su tuo vis dar sovietiniu tokiu požiūriu į religijos laisvę. Kodėl Teisingumo ministerija leido įregistruoti ten antrą muftijatą? Kodėl jūs nepagalvojot, kaip čia geriau? Tai iš tiesų, kaip geriau ir kaip reikia, kaip ten geriau valstybei galvojo sovietmečiu labai. Galima ten rasti pažymų, kur nusprendžiama atidaryti tam tikrą parapiją, nes ten yra tikinčiųjų, arba uždaryti kažką tai, nes ten tikinčiųjų nėra, arba netikslinga, kabutėse, turėti kažkokią tai religinę bendruomenę ten. Požiūris dažnai labai netoli pasislinkęs pasitaiko ir šiais laikais, dėja, kur ignoruojama kaip ir religijos laisvė ir tai, kad žmonės gali pasirinkti kartu išpažinti tam tikrą tikėjimą ir valstybė nėra kaip čia tas arbitras, kuris sprendžia, gali čia ar negali jie išpažinti savo tikėjimą. Nieko panašaus. Valstybė iš esmės Lietuvoje turėtų būti pasaulietinė, neutrali ir suteikti, iš esmės padėti religiniai bendruomeniai veikti, jeigu jiem taip reikia. Taigi, aišku, sovietmetis ne tik buvo atskirimas valstybės ir bažnyčios, bet ir bendra religinių bendruomenių priespauda. Sekimai, ten infiltravimas, KGB ir panašiai. Mano tėvai kažkada tai važiavo susituokti, ten kunigo palaiminimo gauti į provinciją, nes jeigu būtų žinoję gamykloje kas nors, tai ojojojoj. Tai turbūt čia istorija daug kam pažįstama. Tai taip pat tos religinės bendruomenės, kurios buvo bent jau oficialios, registruotos, jos
kažkokį ten turėjo, kažkokią galimybę veikti, galėjo prašyti ten kažko tai valstybės, kad jiems suteiktų, nes valstybė buvo atėmusi visą turtą. Buvo taip pat grupių, kurios nesiregistravo, nenorėjo paklusti tiems reikalavimams ir tiems sektantams tai buvo jau išskirtinis dėmesys skiriamas. Tai buvo įvairių baptistų, sekmininkų grupių, adventistų 7 dienos. Vėliau Jehovos liudytojai taipogi susilaukdavo daug tokio nedraugiško valstybės dėmesio. Tos mažesnės religinės bendruomenės iš tiesų ir be tos bendros antireliginės nuostatos susilaukdavo dar ir tokios etiketės sektantai ir papildomo priešiškumo iš valstybės. Tai buvo netgi įtvirtinta vėlgi LTSR konstitucijoje. Kaip ir piliečiams buvo garantuojama sąžinės laisvė, tai yra teisė išpažinti bet kurią religiją arba neišpažinti jokios, praktikuoti religinius kultus arba vesti ateistinę propagandą. Bet religinius kultus buvo galima tik praktikuoti, o jau skleisti religinės propagandos, tai ne, kaip matot. Ir tai nėra tos laisvės skleisti savo tikėjimą, nebuvo galimybės mokyti vaikų, taip kažkaip tai daugiau mažiau oficialiai religinių įsitikinimų. Ir bendruomenės nėra juridiniai asmenys, jos negali kažkaip tai kreiptis į teismą ir prieš pastatyti save valstybei. Pavyzdžiui, kaip sakiau, pastatus gaudavo tikintieji, dvasininkai būdavo tik toks nepatogus prielipas prie tų religinių bendruomenių valstybės požiūrių. Ir prieinam prie antrosios nepriklausomybės. Kokiegi pokyčiai vyko antrosios nepriklausomybės laikotarpiu religinėje sferoje. Tai, visų pirma, turbūt daug girdėtas žodis restitucija. Religijos suvaržymai yra atšaukiami. Tai padaryta dar 1989 metais, jeigu taip formaliai, lapkričio 3, pakeičiant sovietinę konstituciją. Nors jau anksčiau tas religijos kontrolė buvo sumenkusi ir buvo leista daug religinėms bendruomenėms. Buvo grąžinta tikintiesiems katedra, pavyzdžiui. Toliau buvo priimtas dar vėlgi sovietinės aukščiausiosios tarybos vasario 14 įstatymas dėl nacionalizacijos atšaukimo. Buvo atšaukta nacionalizacija, buvo įpareigotos tos darbo žmonių deputatų tarybos apskaityti turimą religinių bendruomenių turtą ir kažkaip tai jį grąžinti. Tai nebuvo labai aiškus teisės aktas, daugiau toks deklaratyvus, dėl to ta denacionalizacija nevyko sklandžiai ir dėl to vėliau buvo priimtas atskiras įstatymas jau 95 metais, kur religinėms bendruomenėms buvo pripažįstama teisė į jų turėtą nekilnojamąjį turtą, joms sudaromos galimybės kreiptis į tą instituciją, kuri turi tą turtą, tada jeigu nėra patenkinti jie sprendimu, jie galėjo skųsti teismui tą institucijos sprendimą. Tai labai ilgai užtrukęs procesas, nes pats periodas, per kurį buvo nacionalizacija įvykdyta ir valstybė turėjo religinį bendruomenių turtą, buvo labai ilgas. Dabar, 30 kiek čia metų, daugiau po nepriklausomybės paskelbimo, jis jau daugiau mažiau yra pasibaigęs, bet tikrai labai ilgai užtruko. Taip pat priimamas laikinasis pagrindinis įstatymas, jau paskelbus nepriklausomybę, kuris užtikrino sąžinės laisvę, garantavo religinėms bendruomenėms juridinio asmens teises, ko, kaip minėjau, nebuvo sovietmečių. Ir skelbė vėlgi, kad valstybės institucijos ir mokyklos yra pasaulietinės. Šita nuostata niekur nedingo. Katalikų bažnyčios padėtis yra atkuriama valstybės, tokiu labai simboliniu katalikų bažnyčios padėties Lietuvoje restitucijos aktu.
jo 3 punktas sako, kad valstybė rems krikščionišką kultūrą, ugdančias ir labdarą vykdančias bažnyčios institucijas ten ir panašiai. Vėlgi labai labai simbolinis toks aktas, nes realiai jisai nieko neišsprendė, jisai tiesiog pasakė, kad ką valstybė darys vėliau. O, aš biškai pripainėjęs. 91 metais priimamas švietimo įstatymas, leidžiantis dėstyti pasirinktą tikybą mokyklose, mokinių arba jų tėvų prašymų. Vėlgi didelis pokytis nuo sovietmečio, kai tai buvo neleidžiama net privačiai iš esmės. Ten kunigams buvo draudžiama mokyti vaikus, dabar leidžiama dėstyti tikybą mokyklose. Kiek aš turiu laiko dabar klausimas? Jau į pabaigą, aš taip suprantu, turėjau nueiti. Gerai, tai aš čia biškai prasuksiu, nes yra atskira dar tema dėl religinių mažumų bendruomenių, kurios buvo sektomis pavadintos. Konstitucija priimama 92 metais pripažįstanti religijos ir tikėjimo laisvę. Jį taip pat sukūrė ir tas skirtingas pakopas, tradicinės religinės bendruomenės, kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės. 95 metais priimamas religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, kur vėlgi pirmojoje redakcijoje, kaip ir buvo siekiama visiškai vienodo statuso visoms religinėms bendruomenėms. Čia, kaip matot, citata iš tokio ankstyvo juodraščio, kad visos religijos, bažnyčios ir kitos bendruomenės yra lygios prieš įstatymus. Valstybė nenustato atskiroms religinėms bendrijoms pirmenybių ir privilegijų ar diskriminuojančių suvaržymų. Galiausiai šitas nepraėjo ir 95 metais jau priimamas kitas įstatymas, kitokio turinio, sakykime, įstatymas, kuris nustato, kad yra 9 tradicinės religijos Lietuvoje, yra kitos valstybės pripažintos religinės bendrijos ir taip pat tiesiog įregistruotos religinės bendrijos. Vėlgi nustatomos skirtingos religinių bendrijų teisės, daugiau mažiau, bet vis tiek išlaikant pagrindinį principą, kad visos religinės bendruomenės Lietuvoje gali veikti, kad joms nėra sudaromos dirbtinės kliūtys. Išlaikoma kai kurių religinių bendruomenių, tų tradicinių, išskirtinė sąsaja kaip ir su valstybe. Čia turbūt niekam nepaslaptis, kas tai yra ir kur tai yra. Turbūt žymiausia siena Lietuvoje, aš taip spėju, yra arkivyskupas Gintaras Grušas, man atrodo, 13 metais Seime skaitantis vėlgi kažkokią kalbą. Taigi, tai rodo, kad valstybė ir bažnyčia nebuvo visiškai jau taip atskiros iki galo. Turbūt Prancūzijoje nepamatytume tokio vaizdo. Lietuvoje galim. Taigi, kokia yra ta religinė bendruomenių įtaka šiandien Lietuvoje? Su pirma, dvasininkų nėra politikoje, ne? Kiek buvo dvasininkų pirmajame Seime Lietuvos pirmos nepriklausomybės, gal kas žinote? Nes aš nežinau, bet žinau, kad tikrai ne vienas. 8? Tai iš tiesų tai yra visiška praeitis ir turbūt katalikų bažnyčia pati neįsivaizduoja, kad galėtų koks nors dvasininkas tapti politiku. Tačiau, tikintieji yra bažnyčioje ir tuo pačiu politikoje. Ir tikintieji, kaip Seimo nariai, kaip ministrai, jie toliau daro įtaką susijusią su... Jie turi įsitikinimus, kurie yra su religija susiję. Ir tie įsitikinimai formuoja kažkiek tai jų politinius veiksmus. Viena iš politinių partijų turi žodį Krikščioniškų šeimų sąjunga šiandien valdžioje, valdančioje daugumoje. Tai religija kaip tokia niekur nedingo iš politikos lauko. Tiesiog jinai gal pakeitė būdus, kaip ji daro įtaką. Taip pat
bažnyčia dabar gali, vėlgi priimdama naujas žaidimo taisyklės, veikti kaip nevyriausybinė organizacija, kaip grupė asmenų turinčių tam tikrą požiūrį, tam tikrą poziciją, įsitikinimus ir atstovaujantys savo narius. Ir šituose rūmuose tai vyksta turbūt nuolat. Bažnyčios atstovai dalyvauja komitetų posėdžiuose, pristato savo poziciją ir panašiai. Dabar kokiom kryptim veikia katalikų bažnyčios įtaka? Na, visų pirma, tai moralinė turbūt. Vis iškyla klausimai ten dėl abortų draudimo ir panašiai. Šeimos politika turbūt yra labai labai svarbus aspektas. Ir šiuo metu turim vėlgi daug diskusijų naujų susijusių su naujaja valdančiaja dauguma ir nesenais Konstitucinio teismo sprendimais. Konstitucinis teismas kaip ir nusprendė, kad partnerystės institutas turi egzistuoti ir jis turi būti lyčiai neutralus. Vėlgi yra daug kaip ir pasipriešinimo šitai pozicijai. Taip pat ir iš valdančiosios daugumos, bet iš įvairių politikų. Ir galiausiai yra konkurencija ir interesų gynyba bažnyčios. Tai konkurencija turbūt labai aiškiai pasireiškė Romuvos klausimas svarstant Seime, valstybės pripažinimo suteikimo Romuvai klausimą, kai vėlgi Vyskupų konferencija išreiškė tam tikrą poziciją, jinai buvo išplatinta Seimo nariams, buvo aptariama, galiausiai Seimas priėmė sprendimą pasiremdamas iš esmės tą poziciją ir, kaip žinote, Europos žmogaus teisių teismas vėliau priėmė sprendimą, kad iš tiesų Seimas neišlaikė tuo metu neutralaus tokio požiūrio į religinės bendrijas. Interesų gynyba yra vėlgi labai irgi suprantamas dalykas, turbūt bažnyčia yra kaip ir lobistinė grupė ir jinai siekia, kad turėtų palankę aplinką veikimui. Čia jau nesusiję su tam tikrais moraliniais ar šeimos politikos klausimais, bet tiesiog su tuo, kaip jinai apmokestinama, kokias garantijas dvasininkai turi ir panašiai. Ir taip pat yra toks gana naujas dalykas, jau dešimtmečio gal, tikinčiųjų nevyriausybinės organizacijos. Tai yra tokie, turbūt Laisvos visuomenės institutas yra viena iš tokių žinomesnių, kuri veikia kaip tokia think tank, amerikietiškos tokios organizacijos yra tiesiog formuojančios tam tikras politinės nuostatas remdamosi katalikų bažnyčios mokymų. Nebūtinai tiesiogiai susiję su bažnyčia, nebūtinai net bažnyčia labai patenkinta visais atvejais jais, tačiau tai yra tokia nevyriausybinė organizacija, siūlanti savo idėjas įgyvendinti politiškai. Nėra tai vienintelė organizacija, tačiau, Laisvos visuomenės institutas, viena tokių dažniau linksniuojamų. Ir kur Lietuva yra šioje diagramoje, kur anksčiau rodžiau jums, tai kažkur per vidurį iš tiesų. Mes turim tą įvairią rūšį pripažinimą, turime skirtingas religinės bendruomenės, valstybė vis dar palyginus nemažai dalyvauja religijoje, čia turiu omeny net ir Teisingumo ministerijos funkcijas, nes ne visur yra tokie departamentai arba bent jau žmonės, kurie būtent užsiema religinių bendruomenių klausimais. Tai turbūt tiek, turbūt diskusijai reikia palikti laiko, tai dėkui jums ir